tamsu, aš nežinau, ką man daryti toliau, jeigu tu neuždegsi šviesos. Šalta man daros jau, tu paklausyk, kaip nuo stogo stuksena lašai, o mane tu visai pamiršai. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas. Paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas. Paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Aš jau atrodo žinau, kas tau svarbiau, išpaišyta auksinė vaza, ar mane nerašyta gila. Kam tu man melavai, aš jau žinau, tau nereikia jokių gėlių ir nereikia jokių paslapčių. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas. Paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Tu pakviesk Mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas. Paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Wow, 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 kas vyksta čia Klaipėdoj? Kažkam palengvėjo, matau, atsipūtė vyrukai. Čia jaunimas džiaugiasi, šypsosi. Kaip man patiko matyti, kad tu čia taip mėgaujasi. Toks žmogus, kur visą dieną laukia, kada į Disneylandą įleis, žinai. Jo, ir jinai čia, pagaliau, aš dainuoju. Pažiūrėk, kaip aš gerai dainuoju. Wow, puikiai pasirodėt, šaunuolės, fainai, kitaip. Oh my God. Na ką, publika dar sikelį. Patiko? Jo. Nu, mėda, nu čia... Aš labai patenkinta, šaunuoliai, abi komandos, šaunuoliai. Tikrai, bus labai įdomu pasižiūrėti, ką jūs pasirinksite. Keliaukime apžvelgti truputėlį, ką mano kiti mokytojai. Gabrielė, norėčiau nuo tavęs pradėti. Nu nieko savo, labai muzikalus pasirodymas. Aš prisipažinsiu, su savo viena komanda labai stengiausi irgi pasiekti aukštesnį muzikalumą ir mums labai sunkiai sekėsi. O jums atrodo viskas taip lengvai ėjosi, ypatingai su jūsų pačia entuziastingiausia šitos dvikovos žvaigžde. Tiesiog sukurta televizijai, panelė, jūs. Kameros jis labai myli, aš nebejoju. Ir tie judesiai, viskas. Ir jinai, žinai, fainiausia ta, matyt, kad jinai nuo to mėgus. Hebra, žiūrėkit, mes ant scenos, mes dainuojam. Ir tai tuo pačiu metu, žinai, žodžius varo, nu fainai. Žinok, aš Ačiū jums. Bet Mergytė, čia ačiū tau. Aš pergyvenau, kad nebus kam čia Lietuvos balso vairo atiduoti, kai aš pasensiu. Tu tik auk, aišku, neskubėk, bet auk. Ir aš manau, kad tu čia būsi fantastiška vedėja. Paprasčiausio variantų mokytoja. Gerai? Gerai, šiaunuolė. labai man patiko ir grupė Vartai. Jūs kažką daug labai savy turit irgi.
Ir patiko tas sustabdymas ir viso dėmesio sutelkimas tik į būgnus, man labai patiko. Ir čia bus turbūt labai šiandien gal mažiau populiari publikai nuomonė, bet aš pasakysiu tai užsimerkus, bet aš renkuos grupę Vartai. Gabrielė sako, kad grupė Vartai vieni vartai. Labai gerai. Vaidukai. Nu, man irgi šitas pasirodymas, vienas po kito kažkaip tai šį vakarą tie pasirodymai tik tai, atrodo, vis labiau užgniaužia kvapą ir yra vienas po kito jautresni, kažkokie tai jaukesni. Ir man atrodo, kad šitas projektas būtent apie tai ir yra, kad mes sėdintis namuose, ne taip kaip čia mes mokytojai, pergyvenantis ir čia draskomės ir širdis mums plyšta, atsisveikinant su savo dalyviais. O kad sėdintis namuose kažkaip tai pajustų tą tikrą šeimynišką Lietuvos balsas kartos jaukumą. Apie tai šitas projektas ir yra. Ir dar vienas pasirodymas man tik įrodė, kad taip, tai yra apie tai. Čia dvi Eglės Jurgaitytės stovinčios. Atsimenat, jos labai panašų kostiumą vilkėjo dainuodama Mano diena laiminga. Tai man atrodo, kad jūsų šiandien vakaras ir diena tikrai laimingas. Tikrai taip? Taip. Šaunuolės. Jinai jau... O čia kada tą antrą dainą dainuot? O grupė Vartai, tai ką, aš tik pasikartosiu tą pačią frazę, kurią aš apie jūs sakau. Vieni vartai, chebrytę varot, tikrai labai gerai. Ir jūs projektuose matyti vienas malonumas. Aš žinau, kad Nomeda tikrai turi dar vieną mygtuko paspaudimą ir aš galvoju, gal jinai netgi jo ir pasinaudos. O ką jūs čia dabar svetimus pinigus skaičiuojat? Ką darysi? Žinai, žmogus turi savo, tegul turi, neatiminėkit. Gerai, kadangi Gabrielė sakė Vartai, o aš sakau, kad Dominyka ir Iveta. Gerai. Benai, ką tu sakai? Aš galvočiau Nomedos vietoj dabar apie komandą savo iš esmės ir žiūrėčiau, ko reikia, arba ko yra per daug, arba ko trūksta. Tai nežinau, koks jos yra strateginis sprendimas, nes tiek vienoj pusėje, tiek kitoj man yra fainų išskirtinumų, grupė Vartai sugrįžę, vis dar tokie patys energingi ir turintis savitą ir vokalistas. Tembras fainas, žiauriai, kažkaip visą laiką smagu jūs labai žiūrėti, tokie kažkokį jaukumą. Bet Dominykai, nežinau, aš slidus reikalas. Pas Nomedą šiaip yra grupių, gal aš Dominiką su Iveta rinkčiausi. Ir va taip. Čia grinai strateginis sprendimas būtų. Taktiškai žaidžiam. Geras sprendimas. Reikia galvoti, manau, šiek tiek ir taktiškai, žiūrint, kas keliaus toliau ir kas pasirodys finale. Nomeda, sprendimas jūsų. Kaip jums šis pasirodymas? Turiu prisipažinti, kad šį kartą turbūt labai sudėtinga yra nuspręsti. Nes Dominyka yra tiesiog žvaigždė, tikrai yra puikiausias pavyzdys daugeliui. Atlikai, paplokim. Žinote, jinai yra pavyzdys to atlikėjo, kai tu lauki, kai reikia sulaukti savo eilės, bet išeit ir iššauti tą fejerverką. Iš tikrųjų labai reta savybė, tokia sportininko savybė. Aš galvoju, kad Dominyka turi labai gerą ateitį. Ir Iveta puikiai irgi pradėjo ir šitą dainą pradėti atidaryti nėra taip paprasta. Aišku, grupė Vartai mane tiesiog žavėjo nuo pat darbo pradžios savo kūrybingumu. Ir tai yra profesionalai ir žmonės, akademikai, muzikai, kai pasiūlėte tą Bethoveno Mėnesienos sonatą, iš tikrųjų mane labai sužavėjo šitas jūsų pasiūlymas, tai buvo jų mintis ir aš galvoju, kad tiesiog idealiai tiko pritaikyti ir kaip tik pridėti ir populiarinti ir klasiką. Ir iš tikrųjų, vyrai ąžuolai, jūs tiek turite energijos, kad, manau, galim tik tai pasidžiaugti. Už tai man tikrai yra sunkus sprendimas. Tik aš noriu pasakyti, kad kaip ir jaunimui labai sunku sulaukti vėlaus vakaro, taip ir Vartams nelengva. Aš kažkaip galvoju, kad visgi Dominikai reikėtų dainuoti vienai ir eiti kaip solo atlikėjai į priekį. Ir šiandien sudėtingas man sprendimas, bet aš keliauju toliau su Vartais.
Vardai, sveikiname jūs esate kitame etape, jūsų laukia nokautai. Eikit ruoštis. Vartai mane labai sužavėjo savo tuo noru dar kažką tai ieškoti ir kurti. Ir žinote, svarbiausia jausti tą smalsumą gyvenimui, nes mes tikrai daug ką matome, daug ką išgyvename ir patiriame, bet kai žmonės jau visgi amžiuje ne 15-20 metų dar nori kažką daryti ir kurti, kaip su jais neiti toliau, tai be jokios abejonės, kad jie yra fantastiški. Dominyka, kozlinėlė, tu mano mažutė, tu mano. Dominika yra tiesiog lyderiaujanti, fantastiška solistė auganti. Manau, kad jos laukia labai labai graži ateitis ir jeigu irgi galėsiu kada nors kažkom padėti, prisidėti, tą darysiu su dideliu malonumu. Buvo nueitas netrumpas kelias. Kaip jaučiatės? Ką norit pasakyti Nomedai? Labai gerai jaučiamės. Ačiū labai už patirtį, už pastabą, žodžius ir labai nuostabi mokytoja. Ačiū, mergaitės. Jūs nuostabios. Šiaip, Dominika, žinok, kartais tam tikri sprendimai būna tik tai į gerą. Ir kartais atrodo, kad sudėtinga tuo momentu, bet tu pamatysi, kiek tu turi šansų, kiek tu turi galimybių, nes aš manau, kad šiame projekte Kartos tu esi tiesiog viena iš lyderiaujančių, bet aš matau tave solistę, kad tu eitum į priekį ir... Jo, aš net kaip esu girdėjęs labai gražią frazę, sako, jeigu kažkam yra lemta nutikti, tai būtinai nutiks. Čia kaip su ausytė, kuri niešti. Mes galim ją pasikasyti su šita ranka, o galim ir su šitas ranka, ane? Gal bus ilgesnis kelias, gal bus trumpesnis kelias, bet jisai būtinai įvyks jums visiems. Ačiū labai, aplodismentai. Ačiū tau labai, mažutė tu mano. Jokių būdų nenusilink. Ar gerai? Sutariam? Gerai? Iki merginos. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysi visus Lietuvos balsas Kartos dalyvių pasirodymus.